Nu ką, Mauzeri, laikas skelbti astronominį rudenį. Vat imkit ir skelbkit. Nu, skelbiu. A kokie požymiai? Į Lietuvą iš Sibiro atskrido čimčiakai ir svirbeliai, o savo ruožtu iš Lietuvos išskrido gandrai, vieversiai ir grigaitis. Pastarojo išvykimas į Australiją kaip tik ir žymė astronominį Lietuvos rudenį. Ar aišku? Grigaitis išskrido pas savo vienintelę žmoną Elę. Prie ko čia žmona? Grigaičiui žiemą Lietuvoje gyventi yra per brangu. Vasarą tu gali spalvotas maikes su užrašais keisti kasdieną. O kaip tu pasikeisi kasdieną kailinius? Tai vat ir skaitysim dabar iki pat gegužės mėnesio, kaip grigaičiai žiūrėjo arklių lenktynės Melburno lenktynės pro Sidnėjaus operos ložės balkoną. Tai ir pernai tą patį skaitėme. Vyrai geria šampaną, arkliai bėga ratu, keldami dulkes, moteriškės demonstruoja savo gėles. Iškirptės Grigaitis darosi selfius. Nieko naujo. Jūs nenuvertikint verslininko Grigaičio išmonės. Baigsis arklių lenktynės, prasidės prašmatnios koalų lenktynės, baigsis tos lenktynės, prasidės bumerango mėtymo festivalis. Jokių problemų. Jeigu, pavyzdžiui, Vytaras Radzevičius užsilipo ant jaučio, tai ką, Grigaitis negali užsilipti ant jaučio? Gerai jį pajodyti? Matai, Vytaras yra kietas, jis nesaugo savo užpakalio, Grigaitis, nu tai ką, ten nukris nuo to jaučio ir susilaužys pirdikaulį. O ten jis nedraustas, nu tai dėl tokio dalyko nerizikuos. Nu jo, nuobodu ten toje Australijoje, ten tokių arklių lenktynių kaip pas mus Sartuose tai nebūna. Ten ir nieks šašlyko iš kiaulės nepakepins ir kaimo kapelos tenai negroja ir nieks tau neįpils karšto šito kaip jis. Alaus? Klausyk, aš gal biškį neįtėmo, Bradauskas jau grįžo iš šito Dubajaus, ar dar šildo savo kaulus ten prie Persijos įlankos? Jūs Bradauskui nepavydėkit. Jis yra verslininkas ir už savo pinigus skraido kur nori. Jis ne verslininkas, jis politikas. Čia yra amžina jūsų proto klaida. Jūs Grigaitį vadinat verslininku, o Bradauską politiku. O nei tas nėra tas, o nei tas nėra tas. Ar aišku, pakartokit, nei tas nėra tas, nei jums skambina kažkas tai. Kas anas? Kas nei tas nėra tas, nei tas. Anas nėra tas. Pakartokit žmoniškai, o ne kaip pelė. Nei tas nėra tas, nei tas nėra tas. Anas nėra tas, anas nėra tas. Pakopa pakopas pasakyk. Kopas. Pakopa pakopas. Kopos. Pakopa pakopas. Popos.